3 barus pučiam kavalių. Prašau, šeimininkė. Tada reikės. Persimeti, jau nebematai ir dar tą kitą, kurį imi, iš vis nematai to klipo. Biški dulkių likę, saulė šviečia, net šitoj, nepatai. Nieko nemačiau, sustresavau. Aš ir nieko nemačiau. Žmogus nepasidavė, kai taip nurūko iš startą. Sveiki drifto fanai, sveikinamės iš Prancūzijos. Čia vyksta antrasis Drift Kings čempionato etapas. Varžybos vyksta 3 dienas, penktadienį treniruotė, šeštadienį kvalifikacija, sekmadienį poriniai. Tai dabar apie tai, kaip mums čia sekėsi. Penktadienį viskas ėjo sklandžiai, apart vienos problemėlės, tai kregždei buvo suporto bėdelė, bet kaimynai paskolino reikalingų dalių, tai tą problemėlę mes susitvarkėm. Ne, tai atsisuko vienas. Sulindo į ratą ir nulūžo. Ir nukirto varžtą. Kiek jie kainuoja maždaug? Nieko. Praktiškai nieko. Nu tai nuneškim šiandien. Nieko nenešim, duosim pavalgyti. Žybal.
Šeštadienį turėjom problemų su Sandro starteriu. Ta bėda išsisprendėm iki kvalifikacijos. Till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city. Wrong moves and you won't see the sun. They be talking loud but never been where the creatures hunt. And bleed for this dream, so why your eyes closed but running through the pain? Look at me and now my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark came out shining with the lights on. Look, but I don't think they listening. I don't think they heard. I don't think they listening. I don't think they heard. As above, so below. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow before I let it go. Cause underneath it all it's empty. You'll have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. And in the end it's you and no one else. Say less and learn more. In observation you can't absorb. Gerai surinkai, ten antrųjų šovį baks. Ne, žinok, saulė taip šviečia. Nu, pirmą paėmė, persimeti, jau nebematai. Ir dar tą kitą, kur imi, iš vis nematai to klipo. Biški dulkių likę, saulė šviečia, net štojim, nu nepatai. Čia pirmą tai aš jau nedaėmiau, o antrą per plačiai paėmiau, išleidau ratą. Po to jau galia išsiskirti šitą. Bet pirmų ten 9-4, jeigu girdėjau. 4-3. Negaliu pakęst. Tai kur visi dalyviai dingo? Bet užtat nebuvo kada sėdėti ir pergyventi. Buvo, aš nieko nemačiau, sustresavau. Aš ir nieko nemačiau. Bet gerai ten nuo pirmo. 7. Tai aš svarbiausia, žinai, koks dalykas yra? Kad rekordą šiandien tavo esi greičiausia šiandien kvalui. Kiek varai? 1.83. Nu, mes girdėjom, bet čia prancūziškai šnekėjo, tai nėra. Pirmas sulėkė, aš per telefoną pis. Jau neperim, gerai sulėkė, sakau, kokius 6 taškų. Sak 7 gal. Jeigu sakau niekur neišsitiesnė, 108.3, gal tikrai greičiausiai. Jo. Ten vienas buvo 108. Nu va! Nors kažkas čia gero, pirmų ne? važiavimų? Ir užskaitytas, ta prasme. Jo. Super. 108.3 greitis, bet taškai tai blogi. Eik, tu taigi mane vežė, sakau, taigi tu du aklus paskui turėjai, kiek norėjai taškus, sakau. Ta prasme, Ir dar nieko nesimato. Tai dūmai ir dulkės, saulė ir tokia siena. Ir tu tą klipą reikia prieš tą Bet paskutinį. kiek 9.3 važiavai? Šlikštūnė. Tai dėl to, kad 0.93? Jo, susiko galiu. Taigi aš sakiau, kad 9.6 Oi, jisai buvo pis. komendantas. Supratom, kad kažkas negerai. Nes Ne, tai išleidau Po manęs irgi buvo, išleidau ne? ratą ir Ne. per anksti, žinai, peršveitė mašiną. Žinai, nes ir ten slydau, ai galvoju.
ramiai. Žinoma, kas klausia. Tai pasveikinkit viršininkę su pergalė. Ką jūs nežiūrėjote? Ne, neužkrovė. À l'attaque déjà au niveau du clip numéro 3, on enchaîne le 4, le transfert est très bien, bien synchronisé. Buvo easy, bet gerą lydą kol suvažiavai. Džeinas irgi Jo, geras. kai aš važiavau su juo Jason, tai jis nesidėgėjo visiškai. Gal negali grįžti. Ką čia šneki, tai kai aš važiavau su juo, tai jis bėgė, kai paskui mane Tavęs važiavo. nepavijo per 16 000 korpusų. Gal ten SR-as vapšė stovi, kad 4 cilindrų variklių. La bataille retour entre Frédéric Adam et Sandra Januszewska. Frédéric Adam qui est suiveur sur la BMW 36 de Sandra. La BMW 36. Opa. Frédéric Adam en contact de la 36. Gerai, Il est comme choc sur la voiture. Il est sur la Next battle, Gediminas versus UV. Leader, Gediminas qualifié deuxième, on le voit, il est déjà très rapide, il était qualifié avec égalité avec Kevin Jodou, Gediminas, UV, Senner derrière avec la BMW 36, un duel générationnel entre les deux BMW. Oh, attention, UV qui coupe un petit peu la trajectoire, juste ce qu'il faut pour gagner de la proximité avec le leader. Supranti, kai ten tiek laiko stovi, tu negali tos rezultatus Labai gražiai, labai gražiai. Au contact de son adversaire. Gediminas, quelle proximité. Allez, top déclenchement. Bon, il y a pas mal d'angles pour la Corvette, la BMW derrière qui va suivre la cadence, pilotée par Sandra. Sandra qui est en train de perdre un petit peu son pare-choc, mais tout va bien. Les endroits, ça non, c'est les ailes qui sont en train de se décoller. La Corvette continue à mourir de fumée. Attention à Sandra. Déjà parti avec pas mal d'avance sur la Corvette. On en est déjà au clip numéro 3. La Corvette qui essaye de remonter sur la nouvelle Labai geras lydas. Chacun son tour. Chacun son tour. Tout à l'heure, c'est la Corvette qui a mis un mur de fumée.
voitures qui sont lancées. Sandra, top déclenchement, suivi par Eric. Et sa corvette, Eric, qui a un bon gros grip ici. Est-ce qu'il n'aurait pas cassé un cardan, Eric? Sandra qui fuse sur le tracé de l'anneau du Rhin. Le circuit français qui n'a aucun problème. Par Eric. Et sa corvette, Eric, qui a un bon gros grip ici. Est-ce qu'il n'aurait pas cassé un cardan, Eric? Sandra qui fuse sur le tracé de l'anneau du Rhin. О, видишь там? Le circuit français qui n'a Молодец, молодец. Jau čia baudą iškart išrašė. Žmogus nepasidavė, kai taip nurūko iš starto. Kiek bėduok, aš papūsiu. Levika Sport Collab, Gediminas leader, Peter Porcolab suiveur, un beau duel de BMW 46, déjà bien à l'attaque. Gediminas, allez Porcolab, on est pas mal Porcolab, il remonte sur la BMW 46 du pilote lituanien. Это tiek pat pripila, ne? Ką? Tiek pat, visą laiką tiek pat. Grinai čia nieko neišpilstai. Non, c'est Gediminas Levitax contre Logan Postigo, Gediminas qui est leader et Logan qui est suiveur. Allez, ça y est, on est parti. Gediminas déjà au clip numéro 2, il y a beaucoup d'angles et il y a beaucoup de vitesse. Logan qui n'est pas en reste derrière. Et beau transfert, beau clip numéro 4, on y est, ça va très vite. Très belle possibilité de la part de Logan et ça vient de BMW30. La relance du pilote de la BMW 46 magistral, ça va He needs shift in starting. He not shifted well. He is. You? No, he made a problem. And in the last corner, he straightened and was contact. It was offline and straightening. Why I'm fault? Okay. Tai vis tiek dar vieną kovą. Tai taip, bet jie nusišneka visiškai. Jis nepataikė bėgio startą, dar parodė per langą, palauk, išsiūgė bėgį.
battle. Et c'est parti justement, on est sur le run retour entre Kevin Josou et Sandra. Sandra qui est leader cette fois-ci, Kevin Josou qui est suiveur. Allez, le transfert sur le clip numéro 2, Kevin Josou est déjà à l'attaque. Oh, il est dans la fumée, il est pas loin, le pilote français qui couvre un tout petit peu la trajectoire maintenant pour falloir rallonger. Le frein à main pour aller chercher. Attention, Kevin qui s'extériorise. What's happening? Engine, water pump, high Same! Don't be mad. Trečios, tai jau finalą. Nu. Tai gerai, tai vis tiek turi ką, aš neimsiu rastabtis, ką tu išdėsi. Pala, aš dabar važiuoju. Tu dėl trečios ketvirtos, nu nebent taip. Tu paėmė vieną kompą. Yra du kompų, viskas gerai. Man pavažiuoti? Tai žinau, ne visą, ištraukiu tik dalį. Nebent jisai nevažiuos. Tik dalį. Einu paklausti. Nu, tipo nevažiuoji. Ką? Tokios sėkmės man nėra buvę. O tu sakai blogai jauties, matai kaip viskas. Kai sakydavo, kad man nesiseka, man taip sekasi. Viskas gerai. Su kuo Gedas važiuoja? Su Jozu. Tavo. Su kuo? Su tavo priešiniu. Tai su Gedas. Nu, tipo sakė, bandys važiuoti. Aš irgi sugedęs. Atitrauk galvutę, biškį atgal. Bet jūs. What happened? I think the water pump is out and the... Take 10 minutes, I have water pump. No, but it's okay. It's good. It's finished. I think it starts and stop in the run on high temperature, all security, and Is there no possibility to turn off that security? yes, it's possible, but the water pump is out. I cannot drive while Gedas didn't back. I need his wheels. I don't have tires. Lygą savo suvažiuoji, teisę, biškį palik pradžioj ir po to dasivysi. Nu, kaip pasakys Kęstutis?
kaip karšta. Blet, kaip karšta. Sudėjau. Don't worry about this. Gali su ilgaisniais varžtais man uždėti kažką. Gerai, viskas suvažiavo, idealiai, viskas, va, paliko tarpą. Ir čia užvijo, čia biškį abudu ratus nuleido. Nu tas tai nuleido, iš priekio pirodė. Čia jisai, karočiui, iš vis ne trajektorijų, kaip ir mane. Ir čia jis pasitiesino ir trenkė man tiesiog. Aš šalia buvau, žinai. Tai įsilindo į vidų, paskui išorį pakibo ant kampo, tu privažiavai ir gavos kažkaip. Et c'est parti, top déclenchement. Sandra leader, Logan suiveur. Sandra volant de la série, la E36 qui fuse sur le circuit et qui est déjà au clip numéro 3. Il y a beaucoup d'angles sur le clip numéro 3. Attention, peut-être un petit peu trop tôt pour la pilote lituanienne qui ferme ce dernier virage avec un angle un petit peu léger peut-être. Et c'est parti, top déclenchement. Sandra leader, Logan suiveur. Sandra volant de la série, la E36 Ну, не пойму, bet nieko. sur le circuit qui est déjà Varai. sur le numéro 3. Attention, peut-être un petit peu trop tôt pour la pilote lituanienne qui ferme ce dernier virage avec un angle un petit peu léger peut-être. Jei ne tas persimetimas per ankstas būtų buvę, na. Kampą iššovė. Third place, please make some noise for Gediminas Levikas. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, Gediminas Levikas, third place. Congratulations. No, third. For the second place, here for the round 2 of drifting, please make some noise for Sandra Genusoskaite. Turėjom daug treniruočių, turėjom ir nenumatytų gedimų, ir turėjom daug gero laiko, o gavos kaip gavos. Kaip tavo rytas, Gediminai? Kaip visada, tu esi matęs mano rytus. Esmė, kad ir Sandra ir aš tikėjomės būti pirmi, kažkuris iš mūsų. O taip gavosi, kol apie tai galvojom, kaip finalę važiuosim, teko pralošti abiem prieš tą patį žmogų, kuris šaunuolis gerai pasirodė. Sunkiausia susitvarkyti su jauduliu ir suprast, kad labai daug pastatyta ant kortos, nors iš tikrųjų tai niekas, bet nebuvo labai sunku, tik buvo nuovargis, jutau nuovargį, bet turbūt dėl to, kad 3 dienas vyko driftas ir normalu, kad pavargsti. Kuri kova tau šiandien labiausiai įsimenė, tai labiausiai paaiškino? Iš tikrųjų tai top 4, kur vaikinų
Jonukas negalėjo išvažiuoti į One more time. One More Time, nes jam sugėdo automobilis. Man iš tikrųjų labai gaila, kad taip nutiko. Jis yra šiaip Prancūzijos čempionas ir tu su juo One More Time gavai. Taip. Jis važiuoja ant Valino padangų, senukai. Tai man labai gaila, kad taip įvyko, nes nesmagu laimėti kovą, kai kovos nėra. Bet jis galės atsiimti savo skolą kitais metais. Galės pabandyti To atsimti. jam ir linkiu. Pabandyti atsimti. Pabandyti Tai atsiimti neaišku, ar skolą. pavyks. Apie rekordą dar gali. Kadangi važiuodama čia, iš tikrųjų nesitikėjau tokios baigties, kokia buvo. Mano pagrindinė mintis buvo, kad jeigu negaliu laimėti varžybų, bent galiu būti greičiausia. Tai aš tikėjausi, kad man pavyks įgyvendinti trasos rekordą, kuris yra 185 km. Ir manau, kad per treniruotės man pavyko, bet atėjus kvalifikacijai šiek tiek išsigandau ir labiau norėjau taškų negu to rekordo, bet gavos, kad vis tiek gavau rekordą, aišku, ne trasos rekordą, bet tos dienos rekordą, tai vis tiek tuo labai džiaugiuosi ir kitais metais tikiuosi, kad būsiu greičiausia overall. Gediminai, grįžtam pas tave, kuri kova tau šiandien įsiminė labiausiai. Takrė pralaužiau turbūt dėl to 4, nes jau tikrai žadėjau būti finalė, mačiau Sandra jau turėtų būti finalė, bet gavosi taip, kad overcooked gavosi, biški per arti buvau, gavau iš kitos mašinos per vairą ir pamečiau mašiną tiesiog. O aš maniau, kad jam labiausiai įsiminė kova, kurios nebuvo su manim. Ne, tai tą būtų jau ir sapnavusi. Nei jinai neturėjo padangų, nei aš, o kūro buvo ant dviejų, vienai mašinai kažkuriai ten važiuoti. Ir bėgiojus iš langų, iš vienos įpila į kitą, ai, nereiks, tai sakau, man reikia važiuoti, tau užteks, sakė, ant garų čia. O aš jeigu atvirai, tai tik tai top 4 sužinojau, kad ten ne top 8, nes pasimečiau tarp tų važiavimų, galvoju, čia kažkaip jų labai daug. Tai taip geriausia ir Ir būna, po to kai tu sako, negalvoji, tai kur jau top 4, važiuoji. aš sakau, ką, ir taip apsidžiaugiau, lyg būčiau laimėjus, ten buvo One More Time'as. Tai labiausiai noriu padėkoti Kęstučiui, jei ne tu, manęs čia nebūtų. Labai ačiū. O tavo Gediminai padėkos? Norėčiau padėkoti Sandrai, jei ne tavo padėkoti. Kad finansuoja sezoną. Ai, dar medijai ten.